Labas dar kartą. Paskutinė dienelė prieš švenčių šurmulį. O, rytoj jau gruodis. Jau prasidėjo, jau jaučiu visus kalėdinius šurmuliukus. Dovanų gavau nuo savo vienos iš klienčių. Labai ačiū, žinau, kad video matai visada. Vardinį tušinuką. Tai faina, smagu ir labai džiaugiuosi, kad su kai kuriais klientais sukuriam tokį tikrai šiltą santykį, ne? Ir tai nėra šiaip savo klientai. Tai labai dėl to džiaugiuosi. Ką, rytoj gruodžio 1. Rytoj gruodžio 1 ir prasideda krūva reikaliukų iš tikrųjų, nes gruodis dažniausiai būna toks makaluots tarp bėgimo, laukimo, šventimo ir paskutinių darbų padarymą, ne? Tai ką norėjau pasakyti, gruodį aš dirbsiu maždaug iki 19 dienos, nors tikrai nemažai dienų išsibrauk, nes tai vienam vakarėlį turi būti, tai kompanijos suvažiavime turi būti, tai komandos, tai įvairių tų šventimų ir susitikimų, bet darbai irgi turi būti padaryti, ne? Tai kas jau suplanuota, tai suplanuota, džiaugiuosi ir jų yra tų suplanavimų daug, susitikimų vis dėlto vis tiek visą gruodį aš turiu iki 19, tikrai nemažai. Dar turiu kelias vietas pirminiams pokalbiams, ne tiem, su kuriais mes jau pradėjom procesus, ne. Tais viskas eina paeiliui, bet tiem pirmiem pradiniam pokalbiam dar kelias vieteles tikrai turiu ir galiu užsirašyti, jeigu norit, bet jau reikės įsisprausti kažkokius tai laikus ir bandysim suderinti, kad tiek man, tiek jums būtų tas patogu. Ne? Ką norėjau pasakyti, iš tikrųjų svarbiausias punktas, tai yra tai, kad nuo sausio dauguma draudimų kel kainas. Kadangi aš su draudimais dirbu jau daugiau negu 7 metai, tai jau iš praktikas. Mano šuva supyka šiandien labai kažko. Žiūri langus ir pyksta. Nenori, kad gruodis ateitų. Tai nuo sausio mėnesio daugumą draudimų kel kainas ir sakau, tą iš savo praktikos aš matau per eilę metų. Yra draudimai, kurie pakyl nuo balandžio. Yra draudimai, kurie kelia nuo naujų metų kainas, ne? Tai mano tie klientai, pusiau klientai, sakykime, ne, su kuriais mes turėjom pirminis pokalbis, bet pagalvosiu, nuspręsti reikia, apsvarstyti reikia, ne? Tai susisiekit su manim dar kartą, peržiūrėsim dar kartą jūsų kainas, pasiūlymus ir ką mes galim didinti, mažinti, keisti ar kažkaip, kad būtų jums patogu, ne? Bet susitvarkykim dar gruodį, kol dar turim tas mažesnės kainas, nes nuo sausio tikrai gali būti kainų pakilimų ir tą dažniausiai padaro tos jau pagrindinės kompanijas, kam to sulaukti, ne? Tai pasirūpinkit dar gruodį tais visais reikaliukais ir ypač tie mano žmogeliukai, kurie galvojat, svarstot, bet aš žinau, kaip būn, tiesiog dienos lėkime palieki visą tai šone ir paskambinsiu, parašysiu kažkada, ne? Bet taip ir nesusisiekėm, o sausį, kai aš pasakysiu, kad kaina stipriai pasikeitė, Gizmo, akšia, teik. Pikčiūrina tu mano. Šiandien kažko labai piktas. Nu labai. Nu paruodžiu. Sako, gruodžiu. Ekse, pasirodyk va visiems. O koks tu gražus. Taip. Pikčiūrina mažas tu gražus. Taip. Tu dabar mane šau? Tai va, šitas grožis šiandien piktas, bet kad jūs nepasidarytumėt pikti sausį, kad kaina pakila ir kažkas stipriai pasikeitė, tai susisiekit su manim dar gruodį ir kuo greičiau, tuo geriau. Ir kol dar aš turiu laiką ir galim suderinti, kad susitvarkyti dokumentus arba bent jau pradėti juos tvarkyti, nes jei bent pradėsim tvarkyti, jau kaina bus užfiksuota apie tai, ką mes kalbėjome. Jeigu aš paduosiu į draudimą dokumentus, tai jau jie užfiksuos tą kainą ir bus tokia. Netgi jeigu vyks visas procesas, tikrins polikliniką, bus kažkokie ekstra klausimai ir panašiai, jau procesas vis tiek vyks.
jau bus užfiksuota ta kaina, ką mes matom dabar, ne? Tai nepavėluokit, nesulaukit, kada sausį pakyla dar kartelį tą kainą ir tada turėsit biškutį brangiau, žinai, tai kam to susilaukti. Tai va, tiek reikaliukų, o su visais, su kuom jau esam suderinę susitikimus, tai labai labai džiaugiuosi, kad gruodį darbų tikrai nemažėja ir gruodis nesistabdo niekur. Taip, nuo 19 aš išvykstu, mes truputį skrendam atostogų, tai Kalėdas po palmėm. Pirmi metai bus tokie, bet bandysim pasimatuoti. Kalėdas po palmėm. Žiūrėsim, kaip čia mums atrodys jos. Bet kokiu atveju iki tų atostogų, kol aš dar čia, tai pilnai dirbu. Rašykit, skambinkit. Jeigu aš net skambinau tą pačią dieną, net rašiau tą pačią dieną, skambinkit, rašykit dar kartą, nes tiesiog lėkime, bėgime, pametu, kas skambino ir atrodo lyg ir bandai visiems perskambinti, bet ne visada tas pavyksta. Ne? Tai viskas, sakau, iki, susitikim dar gruodį ir nelaukit tikrai sausį.